Jeigu tu tą, ką darai, esi nelaimingas, jautiesi blogai, paklausyk, ką aš noriu papasakoti. Dabar šiandien pas mumis čia vežė šiukšlės ir man tokia mintis atėjo, kas tam žmogui galvoje turėtų būti, kad jisai norėtų tokį darbą dirbti, surinkinėti konteinerius, prie galo šiukšlinį stovėti ir uostyti šiukšlės, kažkieno svetimus atliekas. Aš nenoriu pažeminti kažkokios vienos ar kitos specialybės, čia ne apie tai yra. Ir visas tas darbus irgi kažkas turi nudirbti, bet yra esmė tokia, kad šitų darbininkų priprogramuota yra labai daug. Ir galima, kaip sakant, iš to išeiti arba išvesti žmonės, tik tai jie turi išgirsti pirmiausiai. Kodėl jūsų smegenys nedirba, kad jūs galėtumėt kažką kitą nuveikti. Aš abejoju, ar ten labai tokius patrauklius pinigus moka, kad žmogus ten susigundytų eiti iš ofiso tokį darbą dirbti ar iš dar kažkur. Ne, tai yra tiesiog žmogus priverstas, nes jo smegenys nefunkcionuoja. Teoriškai jisai galva atrodo dirba, jūs visi galėsite, jei norėsit, išsilieti čia komentaruose, kurie nenorit savo pripažinti, bet yra toks reikalas, kad jūs esate programuoti, kad patys nefunkcionuotumėt savarankiškai. Tai galima pavadinti išmoktas bejėgiškumas. Mokykla tą daro, organizuoja, kad jūs gautumėt informaciją, teoriškai jūs tipo išsilavinę esate, o praktiškai duoda jums atsakymus, kokius jūs turite žinoti, ir su tais atsakymais paskui teoriškai galite raktažodžius spręsti, o praktiškai jūsų realiam gyvenime jūsų veiksmų nedaro. Tai tada jums turi duoti kažkas darbo. Aš jums sakau, tai yra infantilumas. Jeigu tau turi kitas žmogus duoti darbo, tu esi vaiko protas, kuris nesurezga, kad laukia, kol kažkas paduos. Tėvas, mama, kaip paduodavo, ar leisdavo, ar mokytoja, auklėtoja kažkokia su leidimu. Taip ir toliau visą tai vyksta. Tu lauki leidimų, tu pats nepriimi sprendimų. Atrodytų, kai jau priverčia žmogų ten atsidursi kažkokiai aklavietei, tai tada į kažkurią pusę eisi. Bet čia labai jau yra tos sąlygos tokios, kad ir čia visam gyvenime taip vyksta. Ar tai santykiai, ar tai verslas būtų, jeigu jūs bandytumėt, bet šitie žmonės net verslo nedaro. Jau čia ne apie tai kalba. Už tai, kad neveikia smegenys ir ypatingai šitie, kurie blogai jaučiasi, jūs visi vartojate alkoholį arba rūkot. Tas rūkimas tai kaip rūkimas, jis ten tiek ypatingai nekenkia, kiek, kūnui kenkia, teisingai, bet ten kaip yra tos teorijos, kad atsidaro portalai ir taip toliau, tai yra tik manipulacija, bet esmė, kad jūs vis tiek su savo tais nuodais naikinat savo kūną. Tai aš pats žinau, kad aš per savo gyvenimą 5 kartus pakeičiau skirtingas specialybės, kol aš atradau tai, kas man patinka, kol aš realiai esu mano paskirtis, bet vėlgi čia ta paskirtis, kai ją susikuri pats tą paskirtį. Ir aš matau, kad aš jau keisiu dar kartą tą savo specialybę, nes man nebesinori šitoj realybėje gyventi, kurią aš matau, kas čia vyksta su žmonėmis. Aš jau jos noriu kitokios, nes mes patys ją kuriam, tik tai jūs jos nekuriat, nes jūs gyvenate pagal tos šablonus, kurie jums sukrauti. Yra atitinkamos technikos, kaip galima iš to išeiti, tik jūs patys to nepadarysit. Teoriškai jūs ten galite prakaituoti 100 metų, nieks nepasikeis. Yra dar kai ką galima papildomai naudoti, kas padeda smegenų darbui, bet tik ne tą, ką jūs naudojat. Tai nori jau išeiti, kažką keisti, bet realiai nenori kažko kito apkaltinti, kad nebūtų po to permetimo atsakomybės, už mane nepadarė. Ne, tau čia reikia pačiam daryti. Aš tau galiu padėti tik tai praeiti tą kelią, tavo galvelį sudėlioti viską į vietas. Ir tai nėra teorinis mokymas, tai yra darbas su pasąmonė, tai yra visiškai nelogiškas darbas. Ir jūs jau nesuprasite, kam jis buvo daromas. Aišku, galima teoriškai paaiškinti, bet tai
reikia patirti, o ne paaiškinti. Nes teorija, jūs kaip mokykloje davė teoriją, taip ir čia aš jums duodu daug teorijos, aš jums per daug duodu nemokamus informacijos, kurios jūs net nemokat apdirbti daugelis. Tai va, kodėl rinktis tokį darbą? Jeigu tu mastai, kad tu šiandien laimingas savo tam darbe, savo tuose santykiuose, netgi sveikata pradės griūti tavo, va čia irgi yra antrinis reikalas. Aš tiesiogiai su sveikata nebeužsiimu dirbti. Todėl, kad pirmiausia, jūs turit pasidaryti tyrimus, ten nueiti pas tos medikus, jeigu kraują patikrina, gal vitaminų trūksta, gal kokios geležies įsišaut reikia, ar dar kokios nesąmonės. Ir jeigu jau kūnas sveikas, bet kažkas neveikia, na tada pas mane. Nenoriu su tą sistemą konkuruoti, nes jinai dirba su labai dideliais, kaip sakant, resursais ir čia yra jau, kai ten nepadeda, tik tada galim užsiimti. Čia jokio šarlatanizmo nėra, jokios magijos, jokios mistikos nėra. Darbas pasąmonė dirba mistiškai, protui nesuprantamai. Tai va čia galite vadinti mistiką. O tie visi druskos kepimai ant keptuvės, tai yra vaikų žaidimas. Iki.